8 diena Maljorkai. Čia taip yra kažkaip, kad kiekvieną dieną mes keliamės vis vėliau. Šiandien papusryčiavome ir dabar jau 10:11. Kai pradžioj atsikėlėm pirmas dienas 7:30. Ir toks jaučiasi lengvas nuovargis. Dabar hebrytė žiūri. Didelis pliusinis žaisliukas. Filmuką žiūri. Didelis pliusinis žaisliukas. Va čia. Įjungiam. Ačiū, kol mes ruošiamės. Nu ir galvosim, ką veikti šiandien. Nu, liko mum 3 dienos dar. Pilnas. Pilnas. 6, 8, 9, 10. Ir jau baiginėjasi fantazija, ką čia dar nuveikus. Nu jau kažkaip galvojam, gal net grįžti į tas pačias vietas, šiek tiek ir pailsėti nuo aktyvaus to varymo. Bet dar turim Palmą, neaplankytą. Jo, Palmą galima pasivaikščioti. Nežinau, ar čia matosi, pas mus debesis palei žemę plaukia. Labai, labai gražiai atrodo. Nežinau, ir jau truputį prasisklaidė. Labai žemai debesis. Šuo kažkoks. Žiūrėk, Vita, mes dabar labai visi gyrė, va tai vakariniai daly yra Soler tipo ten, kur tas traukinukas miestelį. Bet iki jo niekaip nenuvažiuosi, tik per jį reikia važiuoti, reikia per Palmą. Nuo Palmos. Pordė Soler. Tai net ne per Palmą, iki Palmos ir nuo Palmos traukinukų, nes iki to... Jo, Valdemosavo. Tai per čia važiuojant reikia važiuoti per Palmą, okay? Valandą 18. Vaikai šiaip truputį pavargę važiuoti. Vakar važiavam 2 valandas mašinai. Čia trumpiau, bet vis tiek jau tai. O čia? Čia yra pats vakarinis taškas. Park Natural desa Dragonera. Parkas kažkoks. Žodžiu, gal lipam į mašiną ir nuspręsim. Kaip čia? Nes man tai čia... Ar tu nori čia degintis? Gali čia? Ne, dabar tu pažiūrėk. Ne, tai va šitą laiką rytą. Man visai tinka 1 dienos pusė iki kokių 2 mes varom, o jau 3 valandą būt kažkokiam paplūdimy. Tai tada va. 2 valandom. Tai va dabar yra bet ne beveik 3, ne 11. 4, bet va 2:30 arba 3 jau būtų kažkur. Gerai. Bet turėkit minti, kad reikia išsitepti kremu. Gytis sudegė, bet jisai sudegė ne prie jūros, ne paplūdimy, o vaikščiodamas, lipdamas į Kryžiaus kalnus. Tai reikia iškart pasitepti, nes nuo 3 to saulė čia nieko. Tai va. Kur tu? Va, ruošiamės. Jovita kiekvieną rytą. Nu, Jovita daugiausia čia paruošia maisto, sumuštinių. Labai nors, kai karštą paplūdimį ten prisimaudai bananų, Daryk man matuoti. vandens, tuoj Kai susipakuosim. nueinam prie vandens, tada visi išalkstam, kai atsisėdam, tai papiknikauti reikia. Nu, šiaip nemažai susitaupo. Iš tikrųjų čia. Kavinė kiekvieną dieną 100 eurų. Jo, mums kavinė 4 pavalgyti apie 100 eurų. Kosmos. Jei aš man pradėsiu kokiais pas tave. Pikačių. Šiaip dar labai faina turistinė kuprinė. Man labai patinka, kad čia nugarą neprakaituoja. Specialiai toks tarpas padarytas. Bet nešos patogiai. Armija ir civiliams. Kareivių gatvė. Labai faina iš tikrųjų. Ir kainavo gal tik tai 100 eurų kažkas. Kalbėjom, kad varysim čia į Palmą, bet įsėdom į mašiną, pradėjom važiuoti ir persikrūvom. Varom į miestelį Soler. Ten kažkoks yra dar iš V raidės šalia. Valdemosa kažkoks. Ir gal pažiūrėsim pietvakarinį kraštą. Kažkur ten. Nuvažiavę 600 metrų. Pakeitėm savo planus. Žiūrėsim, ką rasim. Pakeliui į miestelį, kitas miestelis. Kaip pagyvena Maljorkai žmonės. Tokiose gatvelėse. Gražu.
Tėti, Jo, fainas miestas. tėti, Norėtum tokiam būte gyventi? Ne. Aš noriu namie su sklypu ir mandarinus auginti. Mano keturatis jau buvo Mano keturatis jau liečia. Centrinė aikštė. Va, pro Bobketą. Linkėjimai Linai. O? Koks čia Bobketas? O kokie kalnai, o žiūrėk iš ten. Važiuojam į miestelį per tunelį. Tai berods 7 kilometrų, ne? Ai ne, negali būti. O už 7 kilometrų. Virš mūsų didelis kalnas. Atvykome. Kur mes važiuojam? Kalnų apsupty esantis miestelis. Į jį su mašinom parkuotis įvažiuoti neleidžiama. Plytos visur. Tai va, pasistatėm, man iki tikslo rodė dar kilometras. Tai gal vietiniai važinėjo, bet turistam tai neduoda įvažiuoti. Kai kaktusas. Žmonės gyvena. Gražus kiemas. Šiaip nemažai Turkijos vėliavų visur čia. Nežinau, ką čia reiškia, kas čia gyvena, ką čia. Tai dar bus. Gatvelės susiaurėjimas, ne tiek. Mašinos važinėja. O čia kokie pėsčiųjų takai. Mes su Mėja čia turim praeiti per tokį taką. Atvaro du su akiniais. Su kuo jūs čia atėjot? Mėja kažkur dingo. Jūs su akiniais jums geriau saulė nešviečia, mes su Mėja be. Pas tave greičio akiniai? Ne. O, kaip gražu. Į dešinę, sakyčiau. Čia gerą gatvelę atradom, ne? Kur toliau? Čia į dešinę. O vaikai? Jie irgi čia, nežinau. Matai tu? Geras. Langinė. Kur toliau? Tai gal čia į kairę? Čia bandom? Va čia? Kokį? Čia gal labirintas? Trolerių gatvės. Ne, va čia į kelius. Šitas šluos. Nu, išeinam gal į aikštę. Tikriausiai. Kažkokia šventė ar varžybos. Kas čia vyksta? Mėja, kas čia vyksta? Dovanojimai. Einam per perėją. Tie bėgikai čia, žiūrėk, susirinkę. Ai, maratoną bėga. Matai? Tai ko mes nevarėm? Mes nežinojom, mums nieks nepranešė.
Čia jau kai gyvensim, tai jau žinosim visus ten, Gyvensi. kada kaip. Ką? Ten žiūrėk, kiek gatvelė. Allora Andrea, Andrėja dabar pėdė. Ai, buvo, žiūrėk, kiek bažnyčia. segunda clasificada del grupo de la Turma Soya, Mar Pabandysim Humbert bažnyčią užeit. Seguí. Mar Humbert. No sé qui. La Mar no és, però tenim aquí el seu representant. I tercera clasificada local Bandom užeiti d'aquesta tenais cursa de pažiūrėti. quilòmetres, Marta Valls. Apelsinai kaip auga, matai? O, čia traukinukas važiuoja. Kaip almas. Marta. Va, apelsinai jau vita tavo svajoti. Gražuolė miegančioji. Oho. Kokio nemokė. Matėt? Matėt? Eina. Graži aikštė, visur tokios siauros gatvelės. Va. Bet ir mašinas, aš kaip suprantu, jomis važinėja. Kosmosas. Promesa masculí. Primer classificat. Amb un temps de 2 hores 47 minuts 36 segons. Dani Vidal, del Club de Montaña y Escalada de Sombra. Enhorabuena, Dani. Kol mes čia stojam, kai kas maratoną pravarė. Davai! Valio! Plojimai! Jee! Soliar traukinukų menas. Tik tai mums ne į tą pusę. Ai, mes Kur? atėjom. Jo. Kur Rokas? Čia už tavęs. Va, Rokai, tas net nemačiau. Geras. Art studija. Čia pažiūrėkit, kokias tapkės parduoda. Oi, kokios fainos. Ispaniškos tapkės. Kokių tik nori spalvų. Nu, šitos fainos basutės. Dar vienas traukinys. Sušiepia ispanai. Vairuoja. Negalim praeit gatvės. Aplankėm soliarį, žiauriai karšta. Čia labai įdomus dalykas. Ledus pardavinėja parduotuvėse tik dėžutėmis. Tai perkam. Gerai, kad mes Šitus keturiesi. ledus vakar pirkom už 3,5 € vieną porciją. Jo. Ant kalno. O čia aš pirkau Iškart 6 valgyti. porcijas už 2,08 € parduotuvėj. Žodžiu, visur kosminės kainos turistam yra vietiniam normalius. Tai vat, 2,8 kainavo 6 porcijos. Nu, Įsivaizduoji, koks geras biznis. nu. N kartų Tu pasidaugint. pasiėmai, prisipirki, nuvarai ant kalno, Nu jo. galvoji pasidarai parduotuvėlę savo, dviratininkam ir turistam keleiviam. Gerai, dabar mes varom į kitą miestelį. Į miestelę, ne vis dėlto. Pravažiuojam bent jau su mašina. Valdemosą, pažiūrėsim kas ten. Ir būsim šitą dalį daugiau mažiau tikslus pasiekę, varysim kažkur į papą. Ir kažkur ir ten bus vandens sraigių. Jo, ieškosim sraigį. Buvo dar YouTube rekomendacijų išbandyti traukinuką iki Palmos. Bet mes nusprendėm, kad truputį laiko mums gaila. Karšta žiūrėjau. Žiauriai karšta. Nu ten labai gražus tipo vaizdai, maršrutas, bet
Nu, su mašina irgi mes nemažai matome, plius ten tie serpantinai. Plius paliksim dar šitą reikalą galbūt kitam kartui. Mūsų vaikų vaikam. Mūsų vaikai galės savo vaikus prasivežti. Va. Paliekam vaikų vaikam. Nežinau. Žodžiu. Važiuojam geriau toliau turistauti. Valdemosa. Miestelis kalnuose taip atrodo. Iš šono labai gražiai atrodo. Gali. Gulausis truputį. Kiek tu galiu su tavo? Kas? Keturi 412 metrų virš jūros lygio. Sudėtinga buvo surasti, kur mašiną parkuoti, bet jau pavyko. Carrer des Cange. Čia. Va, kaip žmonės kiemą pasiplašė galais. Jeigu čia gyveni, turbūt išeitis yra turėti motociklą. Skatina mamai. Hot Wheels mašina varo. Čia gali būti galimai pagrindinė gatvė. Manau, pažiūrėsim, kas ten kuri. Medis. Rokas turistauja čia. Priėjom kažkokius vartus. Galimai čia bažnyčia kažkur miesto. Centrinė. Están un poquito contra luz, pero bueno. Ahí va. Na vars. Už vartų kavinė su vaizdu. Jo. Bet jau labai panašių mes turim. Esą matė ir įspūdingiau, manyčiau. Ja. Vieną miestelį žiūrėt, bet šitą va. Tarp kalnų Valdemos vadinasi, ne? Taip. Vėlgi mažos siauros gatvelės, kalnuose namukai. Ten kažkas. Tenais ne vanduo. Ten žemyninė dalis toli. Taip atrodo influencerių gyvena. Kirpykla. Aišku, vienam reikėjo ir kitam būtinai. Tėtis arė. Ilgai tave reiks nešti, mie? Ką? Ilgai tave reiks nešti. Ką? Ilgai tave reikės nešti. Tol, kol baigsis kirpykla. Gerai, nu, tai tikiuosi greitai tu moki kirpti. Ne. Jeigu tiesiog negali praeiti. Aqua Balerys Perfums. Tualeto kvapai. Tu kvapai? Taip vadinasi. To išsikvėpinsim visais kvepalais. Aš aišku būdą noriu pasižiūrėti. O tu Mienė, nori pasikvėpinti, taigi čia mada. Jau kur yra būd, ten man. Nu jo, ne, skaniai. Čia visi su būdu. Ne. Šitą duoną. Šitis skans. Kurie? Kiam? Harmonizė. Mama, Harmonizė. galiu Tie va skanūs. šitą pau. Mama, galiu va Šitie. Taip, taip, šitus rodžiu. Mūsų abu vaikai lanko dailę, tai einam pasižiūrėti va ekspoziciją, pintūrą. Aš iš tikrųjų. Nu šitą akis tai man labai gražiai. Aš lauku, mama. Tai aišku, tu jau tiek paveikslų pripieši. Ale? Va, kokie paveikslai.
Čia irgi paveikslai. Paveikslai. Įdėti tokius reikia tik tai rėmelius įdėti. Geriau vaikai nieko nečiupinėkit, jeigu nėra poreikio. Dailininkė va kaimas apačioj. Bet iš tikrųjų gražus, ne Vita? Namų interjerui. Va ant drobės, matai ant drobės pardavinėja. Tai Mieva daro kelis panašius paveikslus į tą patį interjerą. Daro kažkur, kad jie dėrėtų vienas prie kito. Va, Rokai, žiūrėk. Kokia kolekcija? Gaidžiai ir vištos, ja. O, beždžionių, pažiūrėk, kolekcija. Kačiukų kolekcija. Stričių. Jūrų arkliukas labai gražus. Ką? Noriu nusipirkti. Kurį parodė, kuris labiausiai patiko? Man? Tik tai ne... Čia vat yra pardavinėja. Žiūrėsiu, kad tu. Va, koks gražus medis šitas. Man tai šitas labai įdomu. Šitas pastatas yra kažkoks turistų traukos objektas. Bet tikriausiai ne bažnyčia, kažkokie rūmai. Ir jo kieme yra sodai gražus. Čia žmonės gyvena. Augina citrinas. Čia tai fainas savo kiemiukus turi. Nu tai kotedžių. Kad tai galėsiu. Augint žuvį? Taip. Jeigu pavyks pagauti, aš nežinau kaip pagauti žuvį. Ir galima bus nusipirkti. Kur tu pirksi žuvį? Negyvo? Gyvą žuvį. Gerai. Gyvūnų parduotuvė. Tai gerai, susitaupyk 300 eurų ir pirk kokį nori gyvūną. Ir gyvatę galim susipirkti kokį nori. Abudu? Vieną. Pasivaikščiojom antrą miestelyje ir dabar jau viskas jau. Spurda visi prie jūros marių. Čia iš dviratininkų pagal maikutės, man rodos, yra klubai. Visokie yra klubai. Bendruomenės mažas. Ir jie, mačiau, netgi šeimom čia važinėja. Va priešais mus yra kažkokių geltonųjų dviratininkų klubas. Gal priartėsim, bet tu čia nemažai grupėmis važinėja. Daro žygį. Čiotkai? Jo, žygį. Ne, čia komanda. Varinėtum, Jovita? Su klubu? Gal ir varinėčiau. Jeigu čia gyvenčiau. O jeigu Lietuvoje? Kodėl tau tik čia viskas? Tai čia tik visa komanda. Nežinau. Tai čia tik komanda. Tai taip, komanda, klubas. Yra 4 komandos. Kokios? Oranžinė, geltona, raudona ir rožinė. Ai, palauk, ir dar mėlyna. Žalio nėra? Žalia? Jo. Ai, tai dar žalia. Vėl keliukas laukia. Zigzagai. Jau va, kažkur ieškosim, kur pasistatyti mašiną. Ir ieškosim vandenėlio. Žodžiu, atvažiavom į Kalą Didėją paplūdimį. Bet Gytį palikom ieškoti vietos, kur mašiną pastatyti. Nelabai čia kažkas visur užimta. Nu, mes pėdinam, žiūrėsim, kas čia bus. Va, kiek laivelių. Čia jau vaikam paklausios vietos pirkti kažką. Nu va, mes kas priėjom. Vandenuką. Ne smėlio paplūdimys. Akmenų.
Gražus, čia vat yra kavinė. Ten kavinė. Nu va, ir tarp akmenų galima kažkur įsipatoginti. O kas čia? Dumbulas kažkoks. Gražu, gražu visai. Nu, akmenukai vaikam patinka. Gražus šiaip paplūdimas. Dabar tik tais Gyčio sulaukti, ar jis įrado, kur mašiną pasistatyti. Pagaliau ateina. Nu, mes eisim. Eisim pasimirkyt. Davai, varyk. Nerk. Oh my god, kokie delikatesai. Piknikas. Yeah. Kepta. Taip? Vakar. Dar krūvą vaisių turim. Nori išsimaudžiu? Normaliai. Ką tu čia su kojom pasidarė? Aš nežinau. Ką veiki, Rokai? Ieškau jūrų sraigės. Ieškau jūrų sraigės. Maudasi, Jovita deginas. Kur? Ne čia. Ten. Katoli. Palauk, Rokai čia fotografuoja. Ateik pas mane. Ai, van, matau. Vėžys, matau vėžį. Kur? Va, ateina. Va. Ten, matau vėžį. Įlindo. Matei? Matei vėžį? Matei? Aš mačiau tik didelį baisų vorą. Ten ne voras, ten buvo vėžys. Su kur išnypt gali. Ne. Aš jį buvo sužnaikę kojų. Šešam kojų. Tik šešam. Ir ne. Rokai, kur tu vėl čia užlipai? Ar girdi? Girdžiu. Tu filmuojam, nufilmuok mane. Filmuoju, filmuoju. Kur tu čia užlipai vėl? Didžiausią kalną. Tu kaip Mauglis. Žodžiu, Mėja labai nori nušokti tenais
nuo olos, aišku, ne nuo viršaus, nuo žemiau. Tai jie dabar bandys nusigauti kitam. O aš bandysiu prasibrauti per akmenis arčiau, kad galėčiau užfiksuoti vaizdą iš arčiau. Man čia irgi iššūkis. Filmuoju. Anja plaukia. Žodžiu, jeigu įkristi į vandenį, tai bus vandens vaizdų. Čia matosi. Plaukia. Aš einu arčiau jų. Šitą vaizdą būtina užfiksuoti, nei pirmas kartas nušokti nuo olos. Čia koks stambus akmenys. Ant jų geriau lipti. Bandau iškopti. Gerai, viskas, aš iki čia. Gerai, randu vietą ir viskas. Visi kažkaip. Gerai. Tai buvo čia vaizdai. Pasiruošę. Mojuoju. Eik tu sau. Valia! Perplaukė. Koks vanduo šiltas pasidarė. Daugio pakval. Nu, kaip įspūdžiai? Ką? Kaip įspūdžiai? Nerealiai. Ne, matei nusokį. Ne, patiko? Taip. Plauk, plauk. Kojam Šaunuolė. pasikiau kažkokį akmenį. Žmonės žiūri, negali. Gali, jeigu pasieki, gali. Duok 5. Duok 5. Šaunuoliai. Jo, ir ką pamatai? Akmenį. Neretai Atsimerki nieko. po vandeniu ir pamatai akmenį? Geras. Neprigėrei vandens? Gerai pavarėm. Aš jau kaip aš čia.
Geras. Čiupo gabalą. Rokas parvaro, žiūrėk, kas čia dabar bus? Rokai, kiek tavo šukuosena graži? O, nuskrydo. Sigando Rokas. Buvai nušokęs? Buvau su mėja, ja. O mėja nebuvo, tai nušokęs. Buvo? Bet kartu. Tai. Kiek tu čia pririnkai? Tai vieną prilipo. Aš vienas, nes aš labai atidžiai žiūrėjau. Jaunuolis, ką darbą įradęs? Dar nieko nepagavau. Nieko. Ne, tik žvaigždės. Ne, bro, ada. Tėtė, aš norėsiu ją auginti. Bet jos gyvena suriam jūros vandenį. Mes tokio neturim. Bet. Ne, tai jis čia paimsiu vandens. Nu nejuokauk. Kur tu veši tą vandenį? Nebuvo šalta iššokti. Sakyk. Ne, nebuvo. Va, mėja, plaka blynus. Daro, kad geriau liptų. Pasmjaudį gal pasiklijuos. Nuvažiuosim tikrai kaip kažkas. O, Mėja, kaip tu čia tai padarai? Tu iki dangaus darysi? Tėti, Mėja iki dangaus darys. Nežinau. Kuo didesnė, mėja. Kuo mažesnė. Nu, prisimaudėm, ne? Einam, rengiamės ir varom toliau. Nu va, mėja pas savęs palieka bokštą. Ne, ten jo nėra, jūs ėjo. Ir niekada atsijų. Aukščiausias. Kiek akmenukų? O, no, 15. Va, kur mes buvom. Žiūrėkit, va čia Maliorkos žemėlapis, va. Šitoje vietoje. Soler, Dėja, Valdemosa šiandien buvom. Valdemosa. Soler, Dėja ir Valdemosa, ne? Soler, Dėja ir Valdemosa. O va, gyvenam čia, žiūrėkit, Sakoma. Tai mes va Per taip visą? pavažiavom. Ne, važiavam truputį link Palmos čia. Kodėl? Va čia. Ten, kur Kodėl keliai taip yra. nevažiavom? Kai jeigu nėra kelio, tai nenuvažiuos. Čia dar viena įspūdingo grožio. Išdžiūvusi upė kalnų. Kur išdžiūvusi? Prie kiekvieno paplūdimio skaityk yra išdžiūvusi upė. Tai čia vaga buvo kažkada upė tekėjo. O ten gyveno gyvūnėlių. Aišku, anksčiau gyveno. Kur jie dabar? Kaip gražiai atrodo. Dėja miestelis. Čia mes pabuvom paplūdimy, bet ir pats kurortas labai gražus. Vertas dėmesio ir vertas turistų būt pamatytas. Aplankytas. Pažiūrėkite, kokie vaizdai. Va, pagalvom, kad reikia būtinai ir Palmą aplankyti. Tai va, mes kaip ir tradiciškai miestus žiūrim iš mašinos pro langą. Tai čia Palmą aplankyti. Ne Palmą, o Palmą. Užsakėm paragauti. Čia išvirtos, Rokai, čia negyvas. Sraigių. Kodėl? Čia esi negyvas. Čia ne tos raigės. Vakarienė. Galvojau, paimsiu starterį visiems, bet tenka valgyti tik vienam. Tai kol kas Kas yra? patiekalo net neužsisakiau. Kas yra? Rokai, ką čia?
Košę padariau. Kiek jūs vaikai šiandien ledų valgė? Aš jau 5 partį. 5 kartų. Ir tu, Rokai? Aš? Tu 4. Aš 4. Ui! Klausyk, Rokai, tai dabar naktis ar diena? Vakaras. O kaip padaryti, kad diena būtų? Diena. Diena. Aišku. Dabar diena. Aišku. Žodžiu, tik ką vaikai susimušė, visiems buvo šitų etapų. Tai va taip diena ir Tai va taip diena ir praėjo šiandien, tikrai aktyviai. Tuoj prasidės vakarinė dalis viešbutį, diskoteką praleidžiam. Nespėjom į diskoteką. Bet po vakarė. Palmoje užtrukom. Ne, diskoteką mes eisim. Kažkas dar eis į diskoteką. Tai va, tai šiandien, žodžiu, nuotykiai va tokie. Patiko vaikai šiandien diena? Ne, jisai mane mušė. Rokai, patiko šiandien diena? Čia reikia šiek tiek nusiraminimo kažkokių vaistų. Parekomenduokit, ką daryti. Parekomenduokit, kaip nuraminti. Pervargo šiek tiek vaikai. Tai va, susitiksim kitą dieną.